Zdarov, kaimieti. Tai kaip sekasi? Biški geriau, žinai, vakar buvo gerai. Šiandien biški chujova, žinai, vėl. O tai kas atsitiko? Kiba tik tokia nebuvo. Ne, dar nebuvau, bet pažiūrim, kas čia naujo. Na, žiūrėkite, jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje arba trolinti visus aplinkui, tai galima ir Antilopę pasiūlyti į ministro pareigas. Gerai pagalvos prieš leisdamiesi į štai tokį nuotykį. Ir dėl tos priežasties, aš manau, arba mes dirbame rimtai, arba mes tiesiog rizikuojame valstybės stabilumu. Geras, tave į Lietuvos krašto apsaugos ministro postą paskyrė. Sveikinu! Ačiū. Tai jūs susveikins tą mintim. Kaip jauties? Nusigaus. Tai turi gal jau kokių planų į priekį? Žinai, ką darysi? Aš neįsivaizduoju. O kaip prezidentas davė jau kokių nurodymų? Eitų kaip spaudžia, pizda, blet. Tai tu papasakok dabar man, kas bus, kas mūsų laukia? Aš jums galiu pasakyti, nežinau, gal aš tai tikrai nebūsiu gyvas, bet ir dauguma čia žmonių, kur nematys. Ateiti žiauri. Petrai, tai mes su tavimi nebūsim visi saugus. Ateitis tai žiauri yra, žinok. Tai sakyk, kas bus, kam ruoštis. Pasaulis bus žiaurus. Tai ką, Petrai, reikės pasisaugot? Dėl dabar skaityk, reikia jau saugotis. Nieko nesuprantu, Petrai. Tai kas bus, pasaulio pabaiga? Kokia pasaulio pabaiga? Nereikės nei pasaulio pabaigos. Jūs patys viens kitą įsižudysit. Ateis laikas, pamatysi. Tu ką, rimtai? Tai kas čia dabar bus? Tu nahai pizda, blet, pizdi. Gal greitai numirsiu. Nu, nahui. Bet nesigailėčiau, kad numirčiau. Tikrai puikų gyvenimą praleidau. O tai kodėl tu jį praleidai? Kaip sakoma, žinai, toks gyvenimas. Nesigailėčiau, nors kad ir numirčiau anksti.